Prasidėjus naujam mokslo sezonui vėl kyla senos bėdos. Didmiesčiuose padidėjus moksleivių ir studentų srautams kyla iššūkių naudojantis viešuoju transportu. Klausime Kauno studentų, ką jie galvoja apie Kauno viešąjį transportą. Ar važinėjate viešuoju transportu ir kaip dažnai? Taip, važinėju į paskaitas realiai kiekvieną savaitę, taip bent 5 kartus per savaitę ir kartais, jeigu nenoriu su mašina važiuoti, tai važiuoju dar su autobusu ar vakarais ir dar kažkur iki centro. O kaip vertinate Kauno viešąjį transportą? Vasara nėra blogai, nėra tiek daug žmonių, tai ir erdvės yra ir gali visur, kur reikia suspėti, nieks niekur nevėluoja. Problemas didžiausiai jaučiu kyla mokslo metų pradžioj, kadangi studentai, moksleivis grįžta, tai autobusai yra kiaurai perpildyti, maršrutų biški trūksta ir vasarą gal norėtųsi truputį, kad ilgiau jie važiuotų, iki 12, po 12, nes realiai paskutinis autobusas, kurį gali sutikti, tai iki traukinių stoties važiuojantis, tai gal yra apie 12 valandą ir jau vėliau nelabai ką ir turės. Bet jo, realiai sunkumai susidaro mokslo metų pradžioj, per mokslo metus, kai srautas žmonių, sakykime, padidėja, tų autobusų nėra tiek daug, troleibusų, ir būna vėluoja, būna šiaip spūstis susidaro, nes mašinų daugiau išvažiuoja. Sakyčiau. O gal galite palyginti su kitų miestų viešuoju transportu, ar tenka važinėtis? Tenka važinėti su tarpmiestiniu kartais, nors dabar vairuoju, turiu automobilį, tai mažiau tai darau, bet seniau, kai tekdavo važinėtis, tai tarpmiestinis transportas viskas jau yra gerai, visur spėjai, visur jis atvažiuoja laiku ir patogus tiesiog, sakykime. Tenka pasivažinėti kartais Vilniaus viešuoju transportu, ten jau truputį yra kitas žvėris, nes dienos metu tai dar pusė velnio, sakykime, ten įmanoma kažkur nuvažiuoti, kur reikia, bet jeigu bandai jau į vakarinę pusę, apie 5 valandą, tai jeigu nebus perpildytas autobusas, tai kipsim tiesiog baisiai kipsim kažkur eisme, nes dabar daug tvarkymų, kelių remontų, naujų aplinkkelio apvažiavimų, ženklų, tai autobusai tiesiog labai vėluoja ir būna, kad išvažiuoji 5, parvažiuoji 7 kokią. 2 valandas pasivažinėjęs mieste, tai ilgai.